niekada nesimatėm. Aš nematomas, nuobodus, kasdieniškas, dydžio sulikatomais. Sakau tave tik akimis, neišsiduodu, kad nesužinotum, po jo mintis netoros. Netokios drąsios, regis netokios pilnos, kai tu žengi kūšėsi Vilnius. Ir kas žaviausia, tu žinai, tai atmintinai, tai rūpi, bet pakankamai menkai. Aš nevykusi melodija, tu groji ją, esi savaime pasmerktas, tu aplodismentai, aš panaudus tekstas. Aš nevykusi melodija, tu groji ją, esi savaime pasmerktas, tu aplodismentai, aš panaudus tekstas. Lukai, mamytė, žiūrėk, žiūrėk. Mama, mamytė. Labas. Kur tu buvai? Turėjau mamytė greit išvažiuoti, bet jau grįžo, viskas gerai. Labai pasilgau. Aš išgirdau, aš negalėjau patikėti. Tiesiog negalėjau. Ne tu vienas. Žiūrėk, o Baldaitė šneka ką nors? Sako, kad ne jie. Tipo, ten buvo kiti bandytai Razborkės. Tai gal jinai įsiaiškino, kad jūs tas mūsų žmogus? Kaip? Ką žinau, kaip, tai ko jinai šovė? Baigt. Aišku, kad ne jie. Šitar musės nepridaužtų. Vadinasi, Justas mums ne viską sako. Taip išeina. Bet blogai. Kas? Rezonansinė byla. O dar narkotikai. Tai gal ne taip ir blogai? Gal gerai? Mašinoje rado narkotos. Iš tos pačios partijos, kurią jai turėjo pakišti. Tai aš tau ir sakau, kad nėra taip blogai. Žiūrėk, iš pavydo pareigūnė nušovė savo kolegą. Nu, nestabili psichika. Nori pasakyti? Na? Aš jau pasakiau, ką noriu pasakyti. Kabinau, bet pabėgo. Nu kurva, blėt, nu tai jūs jau pensininko užmušti negalit, aš nesuprantu. Nu taip gavos. Gerai, dinkite iš tenais, viskas, aš pats susitvarkysiu. Problemos? Valera pabėgo. Ta prasme pabėgo. Tai viskas, dabar jis įdings. Nebent, nežinau. Kas nebent? Nebent kas? Nebent daryti taip pat kaip su sūnum. Eima. Jo. Eima.
jau buvo pas mane. Kur esat? Atvažiuokit manęs. Man žiopa tvajuma, atvažiuokit greičiau. Namo. Ir jie tiesiog iššoko iš krūmų su geškėm ir skint visus pradėjo. Kur Rokas? Kur Rokas? Rokas, kur tvojo mat? Jūs ramiai. Kur tu čia mane atvežiai? Čia. Čia to. Čia to gaidžio vila. Tu pridavai. Tu į Roką. Aš turėjau. Viskas, tėvai. Laikas namo. Neliesk. Твою мать. Dar liko. Noriu kaip padėt, vidus potraukio šiek tiek. Šypsena nuotraukai, peleniniai dar liko. Vidus noriu kaip padėt, vidus potraukio šiek tiek. Šypsena nuotraukai, nuotraukai, potraukiai, nuotykiai, žodžiai, abejonė ir dar tikėti. Palydėt akim, iškot pasaulio kraštą, už durų palikt. Išlepusi mintim sienom lipant, niekam tikusius pamarškinėliais liko. Praversim langus naktį, nežinau, turbūt apie tą patį. Ateik. Ateik čia. Sakyk, kad sutvarkei šitą reikalą. Nušaut reikėjo. Būtent tai ir turėjai padaryti. Čia kventai eina neteisingos versijos. Viskas daibys. Iki tol, kol jį papasakos, kad mes ten buvom. Nu ir ką? Tik įrodymų nėra. Tik aš patikrinu telefoną, nerašinėja. O gal jį kam nors prasitarė? Gal jau kuris laikas sekė? Bet viena buvo. Tu turėjai ją pašalint. Negalėjau. Negalėjau. Aš nesuprantu, tau jos gaila patapo? Į kas, tai gal tavo draugė pasidarė ar ką? Jūs bet degradai? Jūs bet degradai nahui! Jūs nekaltą žmogų nori nušaut! Girdėjau viską. Teisus jisai. Oi, davai, tu nepradėk tik tai. Klausyk, vilkai, nusileisk ant žemės, gal kabiški. Kaip mesijas čia ardais. Aš tiesiog nenoriu, kad iki mūsų nesklandumai ateitų. Nu, taigi klausyk, pats žinai, kad neįmanomo dalyko paprašėjai. Drambliukui taigi visada mirtis stogą rauna. Nu.
Tu teisus. Pasikarščiavau. Aš negalėjau kitaip. Viskas supratom, viskas gerai. Ką darom? Žiūrėsim, kaip šis reikalas pasisuks toliau. Aišku, būtų gerai, kad niekas neišsivystytų. Bet jeigu tas mentas dirba kažkam iš voljeros aplinkos? Nieko nepakeisim. Pizdiec. Ramiai. Aš daug norėčiau, kad liktum čia. Bus geriau, jeigu nesivelsi į tas angio nesąmonės. Ką manai? Nežinau. Aš nieko nežinau dabar. Klausau. Alio, sveika? Labai. Nepyks esu, taip išėjo. Išėjo, ne? Aš tau prižadu, nepasikartosiu. Aš tiesiog norėjau pasižiūrėti, ar tau viskas gerai. Na gerai, gerai. Kaip tu pats? Neblogai. Greitai grįšiu, susimatysim. O kaip Lukas? Valgo. Nori pasakyti, dėdė, labas? Labas, dėdė. Greit susimatysim. Gerai. Pagaliau, aš jo nežudžiau. Aš jo nežudžiau. Ko nutilai? Aš jo nešoviau. Jisai pasirodė įtartinas. Aš jį pasiekiau. Ten jisai su vilku. Vilkas? Čia tas pats vilkas, apie kurį aš dabar galvoju, taip? Taip. Nu, ir ką tas vilkas? Ten buvo kažkoks pagrobimas, apsikeitimas žmonėmis. Valdaitė, ką tu čia šneki, kokiais žmonėmis? Tavo rankose buvo ginklas, iš kurio buvo šauta. Ar tu supranti, ką tu padarėjai? Aš jo nešoviau. Komisarė, palikit mus vienas. Tugi mane įtarinėjai, višta tu. Mane įtarinėjai. Nu ką, priėjai liepto galą, Valdaitė? Aš jo nežudžiau. Aš nieko nepadariau. O galėjo būti viskas kitaip. Viskas kitaip. Aš trumpam. Prisipažinsiu, nemaniau, kad išplauksi.
Pyksti? Ko man pykti? Sakei susitvarkyti, aš susitvarkiau. Matau. Suėmė save į kumštį. Kitaip tariant, suspaudė savo šikną, kaip reikiant. Ir pasirodo, kažką sugebi. O tas blicas, tai šnekėdamas apie tave, tai, žinai, perspaudė. Tai ir dar pagalvojau, kad tie susitarimai su vilku gryni niekalai. Taip. Tu 100 kartų galėjai nusiplaut, ne? O tu šito nepadarėjai. Todėl dabar galime normaliai dirbti. Nesibaidant nieko, ne? Vadinasi taip. Rajonas lieka tau. Bet prireikus dirbsi ir kitur. Ar supratai? Tai va tiek, brangusis. Tiek. Iki. Užmiršau. Bus susitikimas su Ispanijos kanalu. Tai aš noriu tave parodyti. Kaip manai? Ačiū, Edi. Eduardai. Aš taip ir maniau. Iki. Ko tu čia atvažiavai? Nebaigė mūsų pokalbio. Ne, tai tu turėjai svarbesnių reikalų. Žinai, jeigu tu man vėl kažkokią eilinį melą ar liūdną istoriją papasakosi, tai gali pasilaikyti savo. Sila, tu teisi. Aš pagalvojau, kad nelabai mums sekasi sugyventi paskutiniu metu. Gal iš tikrųjų būtų geriau, jeigu mes... Jeigu mes ką? Na, jei mes viską pabaigsim, kol galutinai nesusipykom. Čia viskas dėl jos. Silva, ne. Ką ne? Ką Silva, ne? Ką Silva, ne? Tu nematai, kas su mumis darosi? Aš labai gerai matau, kas su tavim darosi. Ką tu nori to pasakyti? Žinai, man tai buvo metas, kai tu sėdėjai vežimėlį, tu nieko negalėjai pats padaryti, kas tavim rūpinosi, kas tavim rūpinos, aš dėl tavęs viską atidaviau. Aš esu labai tau dėkingas už tai, kad tu buvai šalia, kai man buvo sunku. Šūdo tu dėkingas, toks dėkingas, kad pas kitą nubėgai. Nu nėra jokios kitos. Yra, jos vardas Gabrielė. Nenusišnekėk, gerai? Ne, aš debilė, aš durna, aš akla, aš nematau, kaip tai aš žiūriu. Pasitrauk nuo manęs. Pakalbėsim kitą kartą, gerai? Bėk, tu daugiau nieko nemoki, tik bėk. Pasimk savo supistus papuošalus. Juokinga, kad niekas nesijuokia. Nejuokinga, tai niekad nesibaigia. Šok, tik pažiūrėk. Šok, venk, ant mano kempo šokus surenk. Nepasitinka, bet šitiek laukia. Juk tik gali savo kaukę. Jis šypsos. Tu jaunas, kur pergyvent brendžio dėmesį išsiplauna. Gal netyčia tu žinai, kodėl visą tai amžinai.
Valdaitė, kodėl tu daug tą komentarą? Kodėl nužudėt savo kolegą? Valdaitė, prašau pasakykit. Kodėl nužudėt savo kolegą? Valdaitė, nužudimas planuotas ar spontaniškai vykdytas? Kodėl nužudėt kolegą? Kokie motyvai? Kokie motyvai? Kad tau lieka savęs, save kiek. Tegul būna bausmė, tik galvos skausme. Kad neprakalbantis gyveno giesme. Tegul būna bausmė, tik galvos skausme. Kad tik žmogus su giesme. Bil. Sumokės už ką turės? Nieko tarp jų noro ir nenoro, bijau abiejų turiu. Nerimo jis tapo įprastu, aš sutinku, klyst kartu tu pelenai. Tavo rėmai urna, mano begalybė purvo. Suvaidin kuklumą, suvaidinsiu gėrį ir tyliai mirsiu šitą madingą vakarėlį. Tegul būna bausmė, tik galvos skausme. Kad neprakalbantis gyveno giesme. Tegul būna bausmė, tik galvos skausme. Kad tik žmogus su giesme. Tu esi kada kur nors gyvenimą supysęs? Nas. Mes neskubam. Jį papasakos begalės bendrovės, bet tas begalės vienodas. Ir mes neskubam. Ir mes Papulė, tai tikrai manęs nieks negaudys daugiau. Nu negrobs, gi sakau. Klausyk, Angi, jeigu dar ateis čia kažkas... Mažutė, aš tau sakau, negrobs, baigsiu savo tą paranoją, nu. Pala, ko tu rėki ant manęs? Klausyk, pats tu debilas, gerai? Gerai, debilas. Aš debilas. Bet aš tave myliu. Nu gerai, sorry. Nu myliu, aš irgi myliu. Aš labiau. Aš labiau. Turiu varyti. Na, bučkis. Viskas, atvykom. Nu, ačiū. Ten nepalikai manęs likimo valiai. Ne, nieko tokio, baigtų. O dėl nuotraukų, tai... Sutinku, suderink, ten viską padarysim. Ko vepsai? Ne, nieko. Galvoju, kad tu labai drąsi. Ta prasme drąsi. Na, ne kiekviena pasirašytų. Tipo fotkintis? Klausyk, mane ką tik gaudė kažkoks žudikas maniakas. Kaip tu gali tavo smegenyse atrodyt, kad nusim kelis rūbus yra baisiau už tai? Gerai, aš tiesiog sakau, kad suderinsiu ir pranešiu. Gerai? Okay, davai. Palauk, o gal tave palydėt, na, dėl viso ko maža, kas... Turiu sargybinį. Ačiū už chalatą. Prašau. Žinai, Giedriau, gyvenimas viską sustato į savo vietas. Tu čia apie Valdaitę? Apie ją. Žiaurus likimas. Darbas, socialinės garantijos, viskas lauk, o dar teismas, gaus iki gyvos. Nu jau gerai. Ne, nu tikrai gerai. Kažkokia psichinė eina šauda, nu į ką tai panašu. Ne.
tokius reikia uždaryti. O tu ten, žiūrėk, ten ne iš tavo bylos. Tuoj grįšiu. Pasaulis mažas, ką? Toks yra, toks ir gerai. Žiūrėk, tu perduok saviškiams, kad susirastų mane. Yra apie ką pašnekėti. Pamiršo numerį, altruistai. Čia niekas nebevyksta, nebepadlaižiauja artistai. Instrumentai nebedera, bendradarbiai nebegeria, nebėra dėl ko lentynose dulkėt parfumerijai. Čia niekas nebevyksta, čia vykti nėra ką, nėra bėgt nuo ko, skrydžius be atgalinį, nebeliko priežasčių prisikelti Berlyne, nėra bėgt nuo ko, nėra bėgt nuo ko, bėgt nuo ko, bėgt dėl ko. Nėra bėgt nuo ko, bėgt nuo ko, bėgt dėl ko. Ir tu nepatikėtum, ir tu nepatikėtum. Nikai. Nepatikėtum. Eik susitikti. Ir tu nepatikėtum, ir tu nepatikėtum, ir tu nepatikėtum, kad neužteko visko man. Ką tu čia išsipisinėjai? Ateik čia, varo. Ateik čia, blėt, važiuoju. Osva, atvaryk, reikia drambliuko tačką paimti. Na, parašysiu, kur jo. Einam. Einam, davai. Let einam aš toks. Nu, ko į straublį pili, ką? Kas yra? Man reikia 2-3 žmonių. Kokių tų žmonių ant kojas jis nepastovi? Kam to reikia? Nekavo reikalo. Ai, prisidirbai. Viskas, važiuojam į blaivyklą. Kur nori, pas Vilką ar pas mane? Pas savo. Kas tai žmonės? Ediko aplinka, mafu kaip pažintis.
Kažkokį reikalą ar? Nu, matai, Edikas nori mane į biznį traukti, aš čia jo akise labai respektą užsitarnavau. Neatrodai apsidžiaugęs. Visą laiką geriau dirbti savo, o ne kitiem. Kas yra? Aš galiu su tavim atvirai. Nu. Klausyk, tu labai liūdėtum, jeigu reiktų biškį paminti vilko pusę. Priklausomai, kas man iš to. Geras perspektyvas. Labai geras. Palauk, drambliukas. Supranti, tas drambliukas čia biškį yra silpnoji grandis. Pagalvok. Gerai pagalvok. Išsiblaivei? Ne. Čia ta kriminalistė tau taip ramybės neduoda. Ne. Man čia tiesiog visko daug susidėjo, žinai. Klausyk, man reikia žinot. Aš aišku nenoriu skubinti. Tu lieki čia, ar tu... Ar ką? Ar ką? Na, į savo tą Londę varai. Liep. Gerai. Gerai. Tada porą dienų pailsėk, atsigauni. Paimsim prie darbų. Sik ir kad baigtų man lakį. Šitą aš noriu. Man reikia advokato numerio vieną. Kokio advokato, kai jau prisidirbai? Ne, kad aš družokas biškai prisidirba, žinai, senų laikų, man reikia. Tai Mikalauskui skambint reikia. Turėjau numerį kažkur. Tuoj. Žiūrėk, apie Valdaitę rašo. Radau numerį, permečiau. Tai ką čia savi prieš ją eina? Man irgi keista, bet mums tai tik į naudą. Tavęs tas prokuroras iškoja. Iš kur ištraukė? Vakar kabakė mačiau. Ką norėjo? Išpist. Viskas gerai? Bliau. Sveikas, Angė. Jo, aš pagalvojau.
Man įdomu. Gerai. Dabar darom taip. Palauk. Ne čia. Nu tai nuvedu. Vėl labiau. Na dabar tikiu, kad pasiilgai. Klausyk, o ką čia tas fotografas veikia, ką? Buvau užėjęs. Jo? Tai čiū, kad neatskridęs. O ko? Dėl fotkių. Aha. Pasiūlė man kai ką. Nu žiūrėk, aš žinau, kad tu pasakysi, bet išklausyk tik tai. Nu, jeigu nenoga, tai sutinku. Nu kaip? Ne, mažutė, nejuokauk, nu ką tu juokauji? Nu ką, tai Bestis sakė, kad ten tik nieko ten nebus. Švelniai taip. Ne, nu tai ką tu po to pagal iškvietimą dirbt pradėsi man? Ką? Aš tau kurva kokia ką? Kokį iškvietimą? Klausyk, raminkis, gerai? Pats raminkis iškvietimą. Nu ką, žinau, visos nuo kažkur pradeda. Tau nepakanka čia namie tiesiog nugai palakstyt, nu? Nu, nepakanka. Pizdėt, nu? Ar neskaudėjo? Učikai. Tai nekaip neįmanoma padėti. Ginklas, narkotikai, o dar toks rezonansas. Jeigu neina iššovė. Nu tai kas? Tai nekaip. Bijau, kad ne. Aš atsiprašau už klausimą, o kas jie jums? Pažįstam. Supratau. Nu, nepykit, meluočiau, jei sakyčiau, kad yra kažkokių prošvaisčių. Nu, bet jei reiktų ko nors paprastesnio, tai skambinkit būtinai.
melodija.